Labą dieną. Sveiki! Fu. Malonu. Fu. Prašom. O, Prašom. su karabitu. Aha, su karabitu. Su karabitu. Ačiū. Kogi tamsta deputatė suvargęs, ką? Gerbiamasis, visą naktį sprendėme rajono klausimus. Tai vat ir žiūriu, kad tokia rimta jūsų veido išraiška fizionomija. Tai turbūt nesprendėt 2 kartų. Klausytis. Ai, durniau. Taip pat šiąnakt buvo. Reikia plaukt, gerbiamasis Gruodį. O mes visą naktį diskutavome tarp frakcijų, po to pasikapojome sūrio, patraukėme vienas kitą per dantį, po to žinoma bobelinės ir taip taurelė po taurelė, atsiprašau, žodis po žodžio ir įsismarkavome. Ir kaip liaudis sako, viskį apie viskį ir tada nusprendėme spręsti viską iki galo, kaip sakoma, absoliut. Konservatoriai, gerbiamasis, padarė išsamų pranešimą. Aha. LDDP raudonos mišrainės. Aišku. Taip. A jūs ką? O aš kėliau Finlandijos problemą. Bet iš kažkur atsirado Martinis. Tai su klausimais turbūt. Deja, su ledu. Ir tojau mes jį patvarkėme. Tai jis turbūt iš opozicijos buvo. Pats tu iš opozicijos. Savo ėmėme iš sekcijos. O kas per sekciją? Galbūt sporto, švietimo ar kultūros? Jūs pats sausi esat špižinio radiatoriaus sekcija. Aš? Pas mus sekcija yra normali. Suprantate, su durelėm, su stiklais ir žinoma su geru baru. O kas Gruodį, kam tos panos? Nors aš iškėliau klausimą, galbūt daugelis atsisakė. Kokia gali būti sesija, jeigu pas mus deputatai vieni vyrai? Tada reikėtų vadinti brolyje, o ne sesija. Supratau. O tai gal tada ir gavosi ta sesija? Tada, gerbiamasis, gavosi bordakas. Netgi nepavyko viešas balsavimas. Tai gal kai ir rankų nebepagėlėt, ką? Ne tik rankų, bet kai kurie deputatai nepakėlė netgi galvos. O, tebėras. O tai ką tada darėt? Tada surengėme slaptą balsavimą. Bet iš to išėjo šnipštas. Šnipštas. O tai už ką balsavot? Kaip tai už ką? Mes juk visada veltui balsuojam. Tai vis tiek už kokį nutarimą balsavot? Iš kur aš žinau, už kokį nutarimą, juk aš tau sakau dar kartą. Buvo slaptas balsavimas. Tai toks slaptas, kad net nieks ir nežinojo? Toks slaptas, šiandien vakaras. Nieks nežinojo, Gruodį. Toks slaptas, kad niekas net neatsimena. Todėl šiandien vėl renkamės. Vakare? Deja, 11 ryto į rytinį posėdį. Kiek turim valandų? Dabar? Petrai, kiek valandų? 11. Jau. Marytė šiukšlės atvažiavo. Pranai, kodėl tu dar ne šiluminiuose tinkluose, kai jie ten daro? Šiltą, visus daugiabučius šilumą. Atjunk šilumą. Šiukšlės. Kova, šiukšlių turit? Aš irgi kaip tik nešu šiukšlės. Galit išmesti, aš jums padėsiu. Juk mūsų šūkis. Veikime kartu. Veikime.